Brangiosios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas. Sukurtas siekiant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę. Sveiki gyvi, su jumis, kaip jau įprasta ketvirtadienį, sveikinasi Coachingo podcastas. Ir kaip įprasta, mes esam čia tryse. Šiandien kartu su manim yra Aida, augimo ir mąstymo coachingo specialistė. Sveiki gyvi. Ir Miroslavas, vadovų coachingo specialistas, labiau, kaip aš sakau, executive vadovų coachas. Buongiorno. Buongiorno. Ir aš, Brigita, kuri taip pat dirbu su vadovais, tik aš labiau dirbu su viduriniosios grandies vadovais. Tai sveiki, mėly klausytojai, sveiki kolegos, buongiorno, sveiki gyvi. Executive. Sveiki. Visom kalbom. Ir šiandien visom kalbom ir ko gero ne vieną kartą dar šiandien teks pavartoti kitų kalbų žodžių, todėl kad šiandien visiškai dar kol neužsimiršo knygų mugė, kalbamės apie knygas. Ir apie knygas turbūt, sakyčiau, mes pirmą kartą taip kalbamės, galbūt ryšim su ta praūžusia knygų mugė. Ir šiandien esam, bent jau aš esu ir Aida pasidėjus, o Miroslavas planšetėj, bet mes su Aida pasidėjusias popierinės knygas, dvi. Aš dar negavau antros, tai dėl to jos ir neturiu. Paštomatas nepristatė. Kurjeris, kaip ten? Kurjeris, man atveju kurjeris. Ja. Taigi knygos, apie kurias šiandien norim pasidalinti ir pakalbėti, tai yra Marsha Reynolds, Coachingas dėmesys žmogui ne problemai, ir Richardo Bajadzio, Elvino Smito ir Ellen Van Osten knyga Padedant žmonėm keistis. Ir taip, užsivedus, galvoju, tai nuo ko pradedam, kolegos? Nuo knygų matyt reikėtų pradėti ir nuo jų aptarimo. Šiaip ir, aišku, nuo pačių žmonių pristatymo gal kažkiek tai irgi, bet nežinau, kiek čia mes turime įpinti. Man atrodo, kad vienas svarbus dalykas, kurį reikėtų paminėti, kad mes kalbam apie kolegų knygas visų pirma. Tai reiškia, mes kalbam apie knygas tų žmonių, kurie žino, kas yra coachingas, taiko jį, mokina netgi kitų to coachingo, ar ne, ir vienaip arba kitaip yra pripažinti, arba coachingo bendruomenė bent jau, arba ir, ne tik arba, bet ir pasaulyje, ar ne, tai kaip kalbėjau prieš pradžią, čia pat Marsha, tai man asmeniškai yra artima ne tik tai kaip mąstytoja, kaip coachingo specialistė, bet ir kaip kolegė iš Tarptautinės coachingo federacijos, nes tai 5. Tarptautinės coachingo federacijos prezidentė. Ir įvertinta ne vieną kartą skirtingose formatuose, kaip kalbant apie coachingą, kaip viena iš tokių pasaulio lygmens mąstytojų. Lygiai taip pat ir kolega Bajadzis, kuris irgi yra įvertintas kaip ir pasaulio mąstytojų, kalbant ne tik apie coachingą, bet ir apie lyderystę. Tai čia yra vienas jų aspektas. Antras aspektas, kad jie abudu yra, ne tik tai abudu, jie visi 4 yra mokslininkai. Tai mokslininkai ta prasme, kad turi mokslinius laipsnius ir dalis iš jų labai aktyviai tos mokslinius laipsnius įveiklina ir praktikuoja. Tai idealus derinys. Ir žmogus, kuris mąsto ir kūrė toje srityje, ir žmogus neatitolęs nuo praktikos. Ta prasme, kuris tiesiogiai praktikuoja. Ir tai ir yra, mano galva, vienas iš didžiausių šitų knygų cinkelio. Apie tai, kad čia mes ir galime pamatyti naujų minčių lygtais, bet ir iš kitos pusės tos mintis yra pateikiamos netgi su konkrečiom technikom, kai kur, ar ne, pateikios tokios, kurias galima konkrečiai pritaikyti savo gyvenime ir jeigu esi tame coachingo santyke. Tai išprovokavai Brigitą ir kažkaip norėjusi iškart sureaguoti. Ir pridursiu, nes knygose tikrai išskirtinai jaučiasi ir matosi tas mokslo integravimas su ilgametė praktika, stebėjimu ir
tiesiog moksliniai tyrimai sugretinami su tuo, kas atrandama coachingo sesijose ir paaiškinama net tokia suprantama kalba, kodėl taip veikia, kas už to slypi, kaip taip gaunasi. Tai abiejose knygose man šitas buvo labai stipri dalis. Žinot, kaip tik praeitą savaitę, kai buvau, vedžiau tokį kaip ir mokymus vienus, kaip tik buvo ir toks klausimas. Sakau, tu čia prisistatei, kad esi sertifikuotas coachingo specialistas. Ir sako, o tas tavo coachingas, jis yra pagrįstas mokslu? Geras. Ir ar yra kažkokių tai duomenų apie tai, kad, kad tai nėra metafizika, ar ne? Tai nėra kažkoks tai kitas dalykas. Ir šitose knygose yra faktų, ar ne? Ir ten būtent, aš aišku akcentuoju dabar galbūt tą Boazio knygą, ar ne? Boazio ir su kolegomis, ar ne? Yra labai aiškių faktų, labai aiškių tyrimų ir tam tikrų tyrimų modelių ir mokslininko darytų. Ir aišku, kad coachingas yra grįstas mokslu. Ir nežinau, ką jūs atsakytumėt ir kaip, tiksliau, aš tai žinau atsakymą, nes man reikėjo atsakyti, bet ką jūs atsakytumėt iš šitą klausimą? Man norėtųsi nebent papildyti, žinai, kad Marsha Reynolds yra pati psichologijos mokslų daktarė. Jis daugybę metų apskritai skyrė laiką, dėmesį, skirdama tiek pati mokytis, tiek dirbdama su suaugusiais ir padėdama jie mokytis. Ir daugybė, ypač toje knygoje, coachingas dėmesys žmogui, ne problemui, daugybė ateina įžvalgų ir tų pačių praktinių patarimų iš to, kaip ji dirbo su suaugusiais, ką sako apie tai psichologija, kaip veikia mūsų smegenis ir kaip visa tai integruojasi. Man apskritai patinka, kad rašydama šitą knygą, ir ne tik, Marsha Reynolds labai dažnai sako, kad coachingas yra geriausia šiandien prieinama mokymosi technologija, kas vėlgi labai dažnai mes sakom, kad, kaip tu sakai, metafizika, ne metafizika, bet mes kalbam apie coachingą kaip būdą mokytis ir kaip technologija, kuri yra pagrįsta įrodytais veikimo būdais. Tai, man turbūt iš šito atsakymas toks turbūt būtų. Plius turbūt Boazio su komanda, jie universitete tikrai ir knygoje tas skaitant tikrai vienas atvejis, kitas atvejis yra ir tyrimai, ir tai nėra tyrimas, kur čia porą savaičių pastebėjom, kaip ten žmogus pasikeitė, tai yra tyrimai daromi tiek kiekybiniai, tiek kokybiniai, tiek pasitelkiant tam tikras technologijas, tam, kad tai nebūtų nuomonės tyrimas, kad tai nebūtų o būtų, kaip aš sakau, išsamus analitinis profesionalus darbas tam, kad įrodyti poveikį ir coachingo naudą. Tai kolegos, antra komanda, tai yra praktikuojantis, jie turi Vezerhet vadybos mokyklą ir būtent toje mokykloje viską, kas yra apie coachingą, tyria, konceptualizuoja, kūrė ir taiko, dirbdami su studentais. Jų visų trijų, man atrodo, bendravardiklinės temos yra vadovavimas, lyderiai, emocinis intelektas, teigiami pokyčiai, profesoriai abu, Bojacis ir Smithas ir Elena Van Osten yra docentė, man atrodo, organizacinės elgsenos. Įdomus gal faktas apie Bojacį, jis turi astronautikos ir aeronautikos bakalaurą, ar ne? Tas irgi galbūt, kiek čia su coachingu irgi turi paralelių. Taip, ir Melvinas Smithas yra dirbęs, pavyzdžiui, iš kitos pusės. Jis dirbęs 15 metų pardavimuose, rinkodarai, organizaciniai plėtroj, su organizacinė plėtra buvo susijęs. Dirbo Fortune 500 kompanijose, tarp jų yra IBM'as, Pepsi, Heinzas ir taip toliau. Tai žmogus irgi sukaupęs didelę patirtį, kurią vėliau pradeda taikyti ir moksliniam lygmenį. Bet mes jau pradėjom taip jau apie asmenybės kalbėtis. O aš turiu tokį kitą klausimą mums visiems, kuriuo noriu pasidalinti. Ko šitos knygos yra labai panašios? Čia jau nuo autorių pradėdami radom, kuo panašios.
Ir man atrodo, kai pradėjom apie asmenybės kalbėtis, bet tai svarbu, įkontekstinom apskritai, kodėl šios knygos yra išverstos į lietuvių kalbą, kodėl jos yra mūsų bendruomeniai dabar prieinamos ir pasirinktos ir rekomenduojamos kaip Coaching LT. Tai tikrai yra stipraus kalibro autoriai ir stipraus kalibro knygos. Va tuo dar panašios, ar ne? Kad kalibru. Žinot, aš taip kaip blogas coachingo specialistas uždaviau klausimą, tikėdamis, kad jūs pateiksit tokį atsakymą, kokį aš turiu galvoje. Ir kaip? Man šitos knygos, abidvi šitos knygos yra panašios pagrindinė idėja, kuri atsispindi ir Maršos knygos pavadinime. Nes abidvi šitos knygos yra apie tai ir Bojacio su kolegomis knyga irgi labai daug ir labai didelė ten pradžioj dalis, bent jau tos knygos kalba apie tai, kad mes turime telktis ne į problemą, bet į žmogų. Ir būtent apie šitą pagrindinę idėją, šitos dvi knygos sukiojasi, Bojacio knyga pateikia ir tam tikrą 5 žingsnių programą, kuri prasideda nuo vizijos, o Marša jau daugiau kalba ne apie irgi tam tikras technikas ir irgi ten yra tam keletą tokių pagrindinių idėjų. Bet kuriuo atveju telktis priešais tave sėdintis žmogus arba tu pats. Taip. Ir man dar, žinai, čia norisi pridėti, kad, žinai, pirma mintis, kai tu pradėjai kalbėti, kad apie žmogų, ne apie problemą, kas yra užkoduota jau pavadinime, tai aš galvoju, man norisi pasakyti, kad tai yra labiau apie tą transformacinį coachingą, o ne transakcinį. Ir turbūt čia, kad įvesti aiškumo, tai transformacinis yra tada, kada mes kalbam apie žmogaus pokytį, tada, kada iš esmės įvyksta pasikeitimas mąstymo modelyje. Tada, kada žmogus pamato tam tikrus savo mąstymo trikdžius arba tam tikrus ribojančius įsitikinimus. Ir tada tai pamatęs, įvyksta ta transformacija, įvyksta pokytis ir gali toliau judėti, toliau augti ir pasiekti tų tikslų, kurių nori. Tuo tarpu, kada mes sakom transakcinis coachingas, transakcinis yra labai dažnai nukreiptas į konkrečios problemos išsprendimą. Tai vadinasi, mes išsprendėm tuo metu esamą problemą, jis irgi toks vyksta, kartais ir tokių sesijų, kaip aš sakau, nutinka ir kartais tokių jų reikia, bet tai nesukuria tos ilgalaikės vertės. Tai turbūt netveria, grįšim gal prie Maršos dėžutės dar šiame pokalbė, ar ne, tai netveria, sakykime, kelio ilgalaikiam pokyčiui, tai tiesiog labiau būna orientuota į vienos problemos išsprendimą. Tai man abi knygos yra apie tą ilgalaikį pokytį, kaip jį padaryti, kaip pirmiausia ateiti iki jo ir kaip padaryti jį tvarų. Man taip norisi papildyti šitą vietoj. Aš dar užfilosofuosiu. Aš taip klausydama tavęs, Brigita, supratau, kad abi knygos, kai kalbėjau apie tą transformaciją, duoda šiek tiek pajausti, kas yra coachingas, nes jos palieka tokią pamąstymą, mąstyseną jau palieka, įtaką tokią padaro ir abi perskaičius yra toks jausmas, kad įgalinimo. Oi, labai geras. Jeigu tikrai jos pilnos yra technikų, praktikų, galima taikyti, galima skaitant nedaryti po to ar su komanda naudoti, ar savo sesijose. Ir tu palieki toks geriau apie save galvojantis, įgalintas žmogus. Atrodo, kad čia dar tą gali išbandyti. Ir tai yra apie coachingą, ta orientacija į ateitį, į veiksmus, ką aš galiu su tuo daryti, kaip aš galiu patobulėti, pagerinti situaciją. Jos turi tokio, savo dvasioje pačios knygos turi šitos įtakos. Tai tikrai filosofiškai gal čia? Man tai labai praktiškai, sakyčiau, viskas buvo pasakyta. Ką mes ir paminėjom nuo pat pradžių, kad kaip tik knygos yra naudingos ne tik tai, kad ten yra ir mintis dėstoma tam tikra, bet ir visiems, kurie šias knygas jau turi arba ketina įsigyti, jos bus naudingos ir dėl to, kad tikrai galima vieną kitą praktinį labai modelį, žingsnis po žingsnio, kaip čia man kažką pritaikyti darbe su savim arba su savo komanda, tikrai galės atrasti. Tai to yra naudingos. Aš asmeniškai ten kaupiu skirtingų knygų biblioteką ir, aišku, yra audio,
yra Kindle'as ir yra spausdintinos knygas, tos knygas, kurias aš kartais net ir perskaitau Kindle arba audiotekų, arba pasiklausau audio knygų, tai jeigu aš žinau, kad tą knygą norėsiu skaityti dar kartą, aš būtinai noriu turėti jos popierinę versiją, tai šitos dvi knygos man tai asmeniškai 100% patenka į popierinės versijos kategoriją, kadangi jau dabar Maršos knyga, kadangi, kaip sakiau, jau tik Maršos turiu spausdintiną, dar kol kas Bojacio ir kolegų neturiu, jau esu vartęs, atsidaręs, skirtukų pridėjęs ne vieną kartą. Su Maršos knyga yra tokia įdomybė, nes aš mokykloje ją skaičiau anglų kalbą, bet ne popierinę, skaičiau elektroninę versiją. Tada, kai išėjo popierinė, labai norėjau popierinę perskaityti lietuvių kalbą. Aišku, yra galbūt tų skirtumų, yra tam tikrų, kaip aš sakau, mūsų kalbos vingrybių, kur sudėtinga gal kartais išreikšti tai, ką autorė norėjo pasakyti savo gimtąją anglų kalbą, išreikšti tą lietuvių kalboje. Bet jinai kitaip truputėlį ir susiskaitė lietuvių kalba ir dabar turbūt, nežinau, kai kurie klausytojai arba sekėjai žino, kad šiuo metu aš pati dirbu su Audioteka LT, kad įskaityti Maršos knygą audio formatu, tai įsivaizduokit, aš skaitau ją jau dabar turbūt gaunasi 3 kartą, neskaitant, kaip tu sakai, tų atsivertimų, paskaitimų, pažiūrėjimų. Tai irgi vis dar atrandu tam tikrų dalykų ir vienas iš tų fainų dalykų, kad ypač, mes nešnekėjom dar kam skirtos knygos, bet ypač, pavyzdžiui, coachingo specialistai, pradedantis coachingo specialistai Maršos knygoje gali rasti labai, tokių, kaip aš sakau, paprastų, praktiškų pavyzdžių. Jie ten turi, Marša yra aprašęs tikrai ne vieną atvejo analizę, kada pristatomas yra tam tikras ištrauka iš sesijos, situacija, netgi su dialogai su klientais. Ir paskiau jį, nagrinėdama tą atvejį, pateikė labai konkrečius klausimus. Jinai pati pasako, kodėl buvo toks užduotas klausimas, pati pasako, kokios galėjo būti alternatyvos, ką gaunate uždavę vieną arba kitą klausimą. Tai man turbūt tas, žinai, apie tą, kur sugrįžti, paskaityti, tai tikrai knyga, Maršas, nors abi knygos yra, tokie kaip praktiniai vadovėliai, kurios galima prisižymėti, užsidėti lapukus ir esant situacijai sugrįžti ir pasistiprinti, pasikartoti, užsitvirtinti tam tikras žinias ir netgi, sakyčiau, tam tikras nuostatas. Nes, gerai, jau čia dabar užsivedžiau, jau dabar apie nuostatas. Žinai, aš kaip tik norėčiau dar, žinai, sustaptilti prie tos vienos minties, kuri tavo buvo išsakyta, yra susijusi būtent su vertimu. Ir kalbėjom apie per knygų mugę kalbėjom šiek tiek apie tai. Ir aišku, kad nemažai kalbėjom ir kai kam ir skaitant tas knygas dar tol, kol jos buvo atspausdintos. Manau, kad nežinau, ar jums abiem, bet tikrai viena iš jūsų teko skaityti knygą dar prieš spausdinti, kalbant apie Maršos knygą. Kadangi visi skaitytojai, kurie įsigys knygą, atverti paskutinį lapą, tiksliau viršelio, kitoj pusėje pamatys ten ir vieną kitą žodį pasakytą. Ir man teko skaityti Bojacio knygą irgi prieš galutinį ten dalyką ir galbūt ten pateikti vieną kitą įžvalgą. Mes bendradarbiaujam kaip Coaching LT gentis su Big Book Talk, kuri yra būtent šitų knygų leidėja ir iš viso jau tai yra jeigu kalbėtų apie Bojacį, tai yra 3 knyga, arba iš viso yra 3 knygos. Praeitais metais buvo išleista pirmoji šitos serijos knyga, tai yra, aišku, Bungėjaus puikiai irgi nuostabi knyga, jeigu dar esate neskaitę. Coachingo įprotis yra vadinasi. Ko man yra smagu, žiūrint į šitą būtent literatūrą, kadangi ir Bungėjų, pavyzdžiui, man teko skaityti ir originalo kalbą, jeigu kalbėti apie Bojacio ir komandos knygą, tai teko audio knygos versiją klausytis anglų irgi kalba, Maršos knygą irgi teko ir turiu anglišką irgi versiją, kaip ir Bungėjaus turiu anglišką versiją knygos net ir savo bibliotekoje.
tai yra tai, kad vertimas yra geras. Ir tą man norisi ypatingai pasakyti, kadangi kaupiant knygų bibliotekas apie lyderystę, coachingą, vadovavimą ir visą kitą, ir, aišku, ir apie ten neuromokslų ir taip, nesvarbu, profesinę biblioteką kaupiant ir stengiantis turėti, jeigu jau knyga yra išleista lietuvių kalba, stengiantis turėti ir ją, kartais reikia ją skaityti sudėjus šalia ir originalą tam, kad suprasti iš tikrųjų, kokia mintis buvo norėta perteikti. Ir šitose knygose taip yra ta lietuvių kalbos niuansų ir grožio, ar ne, kuris sąlygoja, kad tas vertimas yra specifiškas, bet visgi aš pasakyčiau, kad tai yra profesionaliai išversta knyga, prie kurios prisidėjo, reikia aišku ir pasakyti, kad Povilas Petrauskas, kuris ir atliko tą tokį profesinę korektūrą arba peržiūrėjo tekstą iš profesinės pusės, kad tikrai visi terminai, savokos ir mąstysena coachingo tikrai atsispindėtų kiek įmanoma arčiau to, ką parašė autoris originalo kalba. Ir dėl to aš labai tikrai džiaugiuosi. Nežinau, ką jūs apie tai galvojat. Tu taip gerai čia, kaip ir sakai, vertimas yra geras ir aš tik palinksėjau galvą ir galvoju, tai nedaug žodžiaujant, tokia gera rekomendacija. Jeigu pamenu, aš tik dabar neatsiminsiu pavadinimo coachingo gidas, kažkaip labai senai. Aš kada pradėjau draugauti su coachingu gal 2011 metais ir pradėjau ieškoti coachingo literatūros lietuvių kalba. Šiaip jos buvo viena ar dvi knygos. Taip. Aš atsimenu tą viršelį, toks mėlynas, gana storoko knyga, tik neatsimenu, kaip jinai vadinasi, nes tos knygos buvo neįmanoma skaityti. Tai, ką literatūrą randi, sakykime, internetinė erdvėje anglų kalba, ir tada bandžiau, atsimenu, skaityti tą knygą lietuvių kalba ir supratau, kad čia apie kažką kitą parašyta. Kad tai visiškai buvo nieko bendro, bet jo, problematika. Aš dar vieną žinau, irgi coachingo knygą gerą, sakyčiau, klasikinę knygą apie coachingą išversta ir išleista kažkada 2007, man atrodo, metais. Irgi, kurios neįmanoma skaityti. Ir perskaičiu šitą knygą, pavyzdžiui, nelinkėčiau nei vienam, kuris domisi coachingu, pradėti skaityti lietuviškai būtent nuo šitos knygos, nes tikriausiai domėjimasis pakryps netinkama vaga arba išvis jisai nunyks, nes tikrai knyga yra pakankamai netiksliai, sakyčiau taip, išversta, ta prasme, neatspindint visiškai nei terminologijos, nei pagrindinės idėjas, kurias autoriai nori pertikti, nes ant pakeitus žodį coachingas konsultavimu, viskas iškart griūna. Arba ugdančiuoju vadovavimu. Ir aš tada noriu irgi vagą pakreipti mūsų šito pasikalbėjimo apie, man atrodo, toks sukūrėm tokį, užnorinom jau skaityti šitas knygas, tokį debesį, kad jos tikrai yra tokia gerai dvasia ir gerai išverstos ir gerai parašytos, bet kasgi slypi, tą uždangą norisi praskleisti ir šiek tiek pasidalinti, kas slypi tose knygose ir kuo jos naudingos ir kam jos naudingos. Super bingo 3 klausimų klausimas. Tai pradėk atsakymais, tada irgi uždavė tokius klausimus iškart. Manau, kad turi atsakymus į kiekvieną jų. Manau, kad visi mes turim ir galima atsiversti tiesiog pirmąją ar antrąją knygą ir pasidalinti, kas mums buvo tas viena kita mintis, kurią knyga privertė savo pageneruoti, sureflektuoti. Aš galiu ir pradėti dalintis, kad Marsha Reynolds skaitydama jau kalbėjom, kad ten yra 5 reflektyvaus atspindėjimo technikos, ten mąstymo įpročiai. Yra keletas dalykų, ties kuriais reikėjo stabtelti ir tiesiog pasimatuoti, ar ten coachingo mitai kokie, tikrai kokie pas mus, nes vis tiek tai yra vertimas, tai tarptautiškai jau tie mitai tarptautiniai. Tai man pačiai iš Maršos knygos toks buvo savo geras pratimas pasižiūrėti, kokia yra mano esminė ta reflektyvaus atspindėjimo technika iš jos 5 išvardintų, kurią galbūt aš taikau labiau organiškai, ar kuri yra man artima tokia prigimtinai, o
kurios man buvo naujesnės arba norėjosi pas Maršos paskaityti ir jos patirtį ir pavyzdžius ir daugiau gal taikyti, pasižiūrėti, pasimatuoti. Tai vat čia man buvo toks savo praktinis uždavinys. Tiesiog tokį pavartymui žiūrėjau, kaip aš darau su aktyviu atkartojimu, kaip patiko tas smegenų nulaužimo jos technika ir va čia va irgi dar grįžtant prie vertimo, net knygoje palikta skliausteliuose, kad tai yra brain hackingas, kad dar geriau suprasti vertimo prasme. Nes irgi smegenų nulaužimas galima suprasti kaip kiekvienam asmeniškai, kas tai yra. Jo, išvertus į lietuvių kalbą, taip. Jo. Aš dar gal tiesiog prie Maršos knygos pridėsiu. Nu, man tai pirmiausiai, kaip aš sakau, ypač pradedantiems specialistams, nors vėlgi knyga, kad čia neuždėto akcento, knyga skirta ne tik coachingo specialistam. Maršos knygoje naudos ras lyderiai, kurie bendrauja, vadovai, kurie daug bendrauja su savo darbuotojais. Tikrai tie patys mokytojai, tie patys treneriai, tiems, kuriems tenka dirbti su žmonėmis, kuriems tenka, sakykime, kartu siekti tikslų, kuriems tenka susikoncentruoti, kuriems tenka susifokusuoti į tikslo ėjimą. Ten visur, kaip aš sakau, visur reikia pastangos, visur reikia nusiteikimo, visur reikia disciplinos ir iš tikrųjų čia coachingas arba žmogus, kuris naudoja tam tikras coachingo technikas, netgi tam tikrus tos pačius klausimus, tikrai gali būti labai naudingas. Tai šitoje vietoje knyga, bet sakau, kodėl norisi pasakyti ypač jauniems coachingo specialistams, tai truputėlį atpalaiduoja tą, kad nuima tą tokį didžiulį fokusą tam stebuklingam klausimui. Apie tai, kad yra kažkoks sąrašėlis, šimtas geriausių coachingo klausimų. Tarp kitko, internete, jeigu paieškosit, tai rasit, kas yra iš esmės klaidinga. Tam, kad coachingas būtų pozityvus, teigiamas, kad jis atneštų naudą, ne klausimo kažkokią formuluotę yra stebuklas, o stebuklas yra tai, kaip mes jį užduodam ir kada užduodam. Ir man vienas iš tų, man netgi norisi čia taip pacituoti apie tą, kur Marša daug kalba apie tai, kad coachingo specialisto arba bet kurio kito pašnekovo užduotis yra, kaip čia, to disrupt the thinking pattern. Tai yra, išverskite. Parle français arba lietuviškai? Mesti iššūkį mąstymo šabloną. Taip, tam užfiksuotam veikimo mąstymo modeliui, ar ne? Aida buvo pasiruošusi. Aš skaičiau knygą, bet nežinau, ar taip išversta. Čia kaip aš suprantu. Jo, tai ir apie tai ir sako, apie tai, kad kai užduodam atvirą klausimą kažkokį tiesiog eilinį ir mes coachingą darom iš atminties, kai mes pirmiausia atspindim klientui tai, ką jis pasakė, tada jis pradeda mąstyti. Ir kodėl reikia kito žmogaus, todėl, kad dabar tikrai citata iš knygos, dėl tos pačios priežasties, dėl kurios neįmanoma savęs kutenti, smegenys priešinasi bandymui vertinti savo mintis ir reakcijas. Būtent dėl tos priežasties mums reikalingas pašnekovas, kitas žmogus, kuris sėdi prieš mus ir atspindėjęs tai, ką mes pasakėme, būtent iš to atspindėjimo užduoda klausimą. Va tada įvyksta tas, kaip čia, sudirginimas arba sutrukdymas arba įsikišimas į tą mąstymo paterną. Va, tas žodis. Ir kalbant apie atspindėjimą, mes aišku kalbam apie tiesiog atspindėjimą, turime omeny tai, kad mes atkartojame pagrindinės mintys, kurias pasakė priešais mūsų sėdintis žmogus. Taip. Tam, kad jisai pats pamatytų, arba jinai pati pamatytų, tai jau iškart matot, kad vizualikas kalba, ar ne? Tai yra išgirstų ir suvoktų, ką pats arba pati ką tik pasakė. Ir pasižiūrėjus, arba išgirdus, arba suvokus, arba pajautus, tai 4 tipam žmonių pasakiau dabar. Tai iš šono, ar ne, tai galima... Tam tikrų negalima garantuoti, kad atsiras vienokios arba kitokios įžvalgos ir atradimai apie savo būtent tą mąstymą arba netgi konkretų mąstymo modeliuką, kuris
kuris yra taikomas. Bet žinot, aš dabar taip jaučiu, kad mes taip jau nuėjom į tokią diskusiją, tai dabar ne coachingo specialistai, kurie klausosi šito pokalbio, galėtų nueiti, sakyti, einu dabar arbatos pasidarysiu, arba biškutėlį taip nusižiovau. Kažkaip norisi dar pargrįžti prie to, kad šitos abidvi knygos iš tikrųjų yra ne tik tai coachingo specialistam ir kad juose minčių daug galima pritaikyti ir asmeninėme gyvenime, ir santykėje su artimiausiais žmonėmis, ar tai būtų suaugę artimiausi žmonės, ar tai būtų vaikai. Tam tikras įžvalgas, aišku, bet nebandyti juos paslapčia pakaučinti, užkaučinti arba iškaučinti, ar ne? Tai padedant žmonėms keistis net ir įvadai į knygą yra išvardinta eilė pavyzdžių, kokia tai galėtų būti auditorija, kuriai naudinga šita knyga ir mokytojams, ir slaugytojams, ir terapeutam, ir dirbantiems su žmonėmis įvairiose profesijose. Tikriausiai tai nebaigtinis sąrašas, toks įsivaizdavimas, kiek plačiai, ten aišku aprašytas sąmoningų pokyčių teorija, ar kaip įvardinta, tai kiek plačiai galima pritaikyti tikrai ne tik coachingo profesijoje. Ir žinot, ten iš principo kalbama apie tą patį, kadangi naudojamas pakankamai daug terminas atjauta, bet kalbant apie atjautą, realiai yra ir kalbama apie tai, kad mes kalbėdami arba nesvarbu, ar būtume slaugytojai, ar mokytojas, ar vadovas komandos, mes pirmiausiai žiūrėtume į žmogų, o ne problemą. Aš bent jau taip suprantu tą atjautą, kaip fokusą arba telkti į asmenį, į asmenybę, kuri priešais tave sėdi. Tai iš principo to ir sakau, kad tos knygos abidvi yra panašios, nes jų pagrindinė žinutė yra ta pati ir skiriasi galbūt technikos, kurios vieną kitą papildo. Man žavi antroji knyga, tai yra Bojaci ir komandos knyga tuo, kad pradeda nuo to, ką aš visą laiką čia savo visuose dalykuose visur kartoju, kad pats pagrindinis dalykas galintis suteikti pakankamą pagreitį keistis, visada yra vizija ir dar kartą vizija, kas yra mano tas prasmingas gyvenimas, arba viena, arba kita to gyvenimo sritis, kurie atrodytų prasminga man. Ir būtent nuo to ir prasideda šitų kolegų knyga, kaip ir atramos taškas, nuo ko žmogus po to pradeda konstruoti savo sėkmę ir savo veikimą. Tai norėjau labai pasidalinti tą vizijinę dalimi. Jo, vizijos išraiška ir taip, kaip vizija įprasmina kiekvieną žmogų labai stipri yra iš tikrųjų iš to knygoje. Ir kai jūs pradedat galvoti apie viziją ir tada galvoti apie mokytoją, tai kaip čia ta mokytoja gali padėti vaikam tas vizijas pasiekti mokykloje, bet čia yra taip gražiai aprašyti pavyzdžiai, netgi labai konkretus pavyzdžiai, ką ir kaip mokytojas gali nuveikti su klase, su grupe mokinių, juos žiūrint ne tik kaip ir į tuo metu esančius mokinius klasėje, kurie mokosi vienos ar kitos disciplinos, bet apie tai, ko galbūt vaikai nepasako arba neturi galimybių išsisakyti. Ir netgi knyga ten prasideda labai labai gražių pavyzdžių apie tai, kaip mokytoja paprašė vaikų tiesiog parašyti visiems sakinį, ir jinai parašė, kad paprašė mokinių užbaigti sakinį, norėčiau, kad mano mokytoja žinotų. Ir tada apie tuos vaikus sužinojo tiek daug dalykų, kurie labai padėjo jai lengviau suprasti, pažinti tuos vaikus ir netgi padėti jiems mokytis, žinant tam tikrus dalykus. Tai man ta knyga yra apie tai ir mokytojam, ir treneriam, ir slaugytojam, ir iš tikrųjų tikrai tiem, kam yra tekę pabuvoti ligoninėse, kaip trūksta tos atjautos ir atrodytų, Jėzau, ligoninė, coachingas, kaip čia tai susiję, bet nereikia būti coachingo specialistų slaugytojai, bet užtenka žinoti arba suprasti tam tikrus principus, kaip ta, sakykime, atjauta gali būti įgyvendinta kasdienoje, ir man atrodo, pokytis bus tiesiog turtinantis. Ir autoriai patys apie tai rašo, ten yra tokia dalis, kuri vadinasi vilties žinia, ir toje viltyje
Vilties žinioje būtent ir yra pasakoma apie tai, kad pačioje knygoje terminą coachingo specialistas vartojame kaip požiūrį ir būseną, o ne kaip titulą ar vaidmenį, kurį žmogus atlieka. Tai reiškia, kad visur, kur rašyta yra coachingo specialistas, mes galime šitoje knygoje ir skaitant pavyzdžius arba skaitant galimus pratimus, mes galime įdėti tiesiog save. Ir nesvarbu, ar mes turime akreditaciją, kredencialus, ar esame pabaigę coachingo mokyklą, ar nesame. Ir tikrai tą galima taikyti pakankamai, nepakankamai, netgi labai, labai plačiai. Norėjau sakyti, visur galime įdėti žodį žmogus. Aha. Taip. Arba savo vardą tiesiog galima įrašyti ten, kur parašyta coachingo specialistas ir rašot Miroslavas. Jūs rašot ne Miroslavas, aišku, bet aš įrašyčiau. 3 kartus įrašysiu Miroslavas. Ir ten, ir aišku, kad jeigu kalbėt bendrai apie modelį su iliustracijom, tai iš principo ten pats modelis yra toks klasikinės, aš pavadinčiau, labai paprastas, ar ne, nusistatai viziją. Antras dalykas, tai yra pasižiūri, kokie yra atotrukiai su savo dabartinė situacija, tai yra ten spragos, knygoje, man atrodo, vadinasi spragomis. Trečias dalykas, tai pasidarai tam tikrą darbotvarkę, mokymosi tam, kad užpildyti spragas tarp to, kur tu šiuo metu esi ir tos vizijos. Ketvirtas dalykas, kuris pakankamai ten yra akcentuotas, tai yra eksperimentavimas. Tai yra tam, kad naujas elgesys kažkoks, tai nes visi pokyčiai susiję su elgesio pakeitimais, kad jisai labiau taptų mano identiteto dalimi, tai tiesiog mes eksperimentuojam ir žiūrim, kas veikia, kas neveikia. Ir penktasis puikus irgi svarbus labai žingsnis, tai yra patikimi palaikomi santykiai. Tai yra ta bendruomenė, tie artimiausi žmonės, bet kas tai būtų, konkrečiai priklausomai nuo tos vizijos, kas gali padėti. Ir aš tai turiu patikimus palaikomus santykius, čia sėdint šitame podcaste, labai gerai jaučiuosi. Ačiū Jums. Ačiū tau. Ačiū tau. Ir judam tolyn. Turbūt įvardinom, ar ne, kad knygos tikrai nėra tik coachingo specialistams, kad tikrai ir mokytojam, ir lyderiam, vadovam, HR specialistam, profesionalam, slaugytojam, visiems, kuriem tenka dirbti su žmonėms, visiems tiems, kuriems norisi augti, tobulėti, kuriems norisi padėti kitiems. Čia turbūt labai svarbus man toks, norisi uždėti akcentą, kad knygose vertės daug ras tie, kurie nori padėti kitiems augti, judėti į priekį, pasiekti tikslus, ar netgi, kaip aš sakau, būti geresniai žmonėmis, būti geresnė savo versija. Ir žinok, prisiminiau, kad skaitydama, padedant žmonėms keistis, augti jau nes ir augti, tikrai ir augti, supratau, kad kažkiek pasikeičiau pati vien skaitydama tą knygą. Pradėkim nuo savęs. Tai tikrai ir į išorę, aš suprantu, orientuota, bet tikrai labai keičia ir paties skaitytojo mąstyseną ir vidų. Man labai patiko ten užakcentuotos tos dvi sąvokos teto ir neto, tai teigiamas emocinis traukos objektas ir neigiamas. Ir kaip stipriai universaliai pritaikomas dalykas, kaip mes per neigiamą dalyką, kokį sukuriam efektą ir impulsą gintis ir kaip per teigiamą sukuriam impulsą kurti. Tai čia tiek savo, tiek kitam žmogui. Tai šitas labai ir moksliniais tyrimais gausiai pagrįstais ir pavyzdžiais. Šitas aspektas tikrai knygoje labai stiprus man paliko. O žiūrėkit, klausimas toks. Jeigu reikėtų nuo kažkurios knygos pradėti, nuo kurios pirmą rekomenduotumėt pradėti? Nuo Maršos ar nuo... Nuo Bungėjaus. Aš dabar norėjau sakyti, pirmiausiai nuo Bungėjaus, nuo coachingo įpročio. O ir dabar jūs jau atlėpėt atsakymą, kurio aš tikėjausi. Tau galų gale pavyko užduoti tą stebuklingą klausimą. Žinot, čia tie, kurie klausosi mūsų ir šiek tiek tolėliau yra nuo coachingo, ar ne, tai mes visuomet kalbam apie tai, kad tas nuoširdus ir profesionalus santykis su klientu, coachingo pokalbio dalyviu yra apie tai, kad jeigu jau neleidžia patarti,
nes coachingo santykis apie tai, kad negalima patarti. Tai aš pabandysiu užduoti klausimus taip, kad klientas vis tiek atsakytų taip, kaip aš noriu, kad Kaip atsakytų. patarimas, kad Jo, kad tai būtų patarimas, bet toks užslėptas. Su klaustuku. Patarimas su klaustuku. Tai vat, tai čia aš juokavau ir mūsų tas juokelis buvo apie tas 2 praktikas šiandien, kur realiai paklausiau, bet jau ir labai žinojau, kokį atsakymą norėčiau išgirsti. Ar ne? Tai Vienbalsiai. Vat vienbalsiai. knygos yra apie tai, kaip išeiti iš tokio Būtent. mąstymo ir kaip lengvai iš to išeiti. Ten nereikia kažkaip labai stebuklingai savęs privartauti ir laikyti, kad aš tikrai, kad tik nepatarčiau. Tai yra toks išlaisvinantis kelias jau ten maršą pradedant skaityti ir padedant žmonėms keistis. Vat atjauta grįstas coachingas yra tikrai kelių organiškų, kaip Taip. aš sakau. Jo, ten esminė mintis dar kartą, kad būtent, kad tam, kad žmogus pradėtų mokytis kažko ir keistis realiai, tai mes turime padėti jam neorientuotis į šiandienos problemų sprendimą, bet į teigiamą savęs viziją arba kažkokio tai įkvepiančią svajonę arba tikslų, kurį jis arba jį jau senai puoselė. Ir tada pririšant, būtent padedant atskleisti tą savęs viziją arba tikslą, automatiškai ir paskatos kažką keisti bus labai organiškos ir natūralios. Tik tiek, kad esam tikriausiai labai įpratę spręsti problemas ir virti tame kitame mąstyme, kad kaip čia sudėlioti, kaip apsitvarkyti, apsišluoti tą savo kiemą. Tai vat coachingo, čia ir galbūt ir susiveda ir tai coachingo esmę, kad mąstyti plačiau už dėžutės ribų, orientuotis į tą kūrimą savęs, tai tikrai rekomenduoju nuoširdžiai abi, tiksliau 3 knygas išverstas lietuvių kalba, nes jos tikrai labai plačiai auditorijai pritaikytos. Ir visas knygas galite įsigyti tiesiog vienu ypu. Nesakau, kad vienu paspaudimu, reikės kelių paspaudimų, bet atėję į Coaching.lt puslapį, Coaching.lt ir meniu galite pasirinkti coachingo knygos, arba jei nenorite rinktis meniu, galite paspausti coaching.lt, / coachingo, / knygos. Ir rasite visas 3 knygas. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbant apie šitas knygas ir ne tik šitas knygas, bet ir podcastą, tai šitos knygos realiai prisideda prie Coaching.lt genties vizijos įgyvendinimo, o mūsų vizija kaip genties yra sąmoninga ir vertė kurianti visuomenę. Ir to mes siekiame skirtingais būdais. Šiuo atveju kalbėjome apie knygas, kur mes kaip genties partneriavome tam, kad tos knygos atsirastų. Šitas podcastas irgi yra skirtas būtent tam. Ir žinot, mūsų kvietimas, jeigu šitas podcastas, šitas įrašas konkrečiai, arba kaip pasakytų Brigita, epizodas, jeigu jisai labai jums patiko ir surezonavo, tai kviečiame būtinai pasidalinti su savo kolegomis ir kitais, kuriem tai gali būti naudinga, ir visus podcastų įrašus galima kažkur tai rasti. Rasti galima keliose vietose, tai pirmiausia tai yra coaching.lt / podcastas mūsų svetainėje. Jeigu ten pabūsite šiek tiek ilgėliau, tai yra 88 sekundės, tai tikrai gausite kvietimą prenumeruoti naujienlaiškį. Tai kviečiame prenumeruoti naujienlaiškis kas ketvirtadienį išeina ir jame mes dalinamės viskuo, kuo tą savaitę gyvena Coaching.lt gentis. Antra arba kitos vietos, kur galima surasti coachingo podcastą, tai aišku, kad yra Google Podcasts, Apple Podcast ir Spotify platformos. Ten tikrai galima prenumeruotis ir rasti visus coachingo podcastų įrašus, kurie buvo ir kurie dar bus. Taip pat kviečiame, aišku, kad įsukti mūsų socialinės tinklus, ir mes turime savo paskyras visur, kur tik tai įmanoma. Ne visur. Įmanoma visur, o mes visur neturime. O vat štai kur mes turime. Mes aišku, kad turime LinkedIn platformoje, mes aišku, kad turime Facebook'e, mes aišku, kad turime savo YouTube kanalą irgi, kuriame talpiname įrašus. Ir ar veiklinom jau iki galo mūsų Instagramą.
nesu tikras, gali būti, kad ne. Vat, tai yra vat, ta viena sritis, kur Visur. Kur visur. kur kaip ir turime, bet ir dar ir neturime. Bet kuriuo atveju, kviečiame jūs, kas mums yra svarbu, kad kviečiame jūs dalintis tuo, kas jums yra svarbu ir apie ką mes galėtume kalbėtis ir mūsų ateities laidose ir tiesiog jūs galite po kiekvieno mūsų įrašų socialiniuose tinkluose skirtame podcastui tikrai parašyti savo komentarą, ko jūs tikitės, ko jūs norite, arba galite parašyti mums žinutę, tai yra podcastas@coaching.lt ir mes tikrai pabandysime atliepti visas jūsų idėjas su tuo susijusias. Šiam kartui matyti tiek tos reklaminės pertraukėlės ir dar vat pabaigai, nes Brigita pati prisipažino, noriu irgi vis tiek pasakyti, kad kalbant apie Maršos knygą Coachingas dėmesys žmogui, ne problemai, jeigu po kiek laiko jūs norėsite ne tik skaityti, bet ir girdėti šitą knygą ir pasirinksite tam atitinkamą platformą. O, kitos ir negalėsit pasirinkti. Negalėsit. Nes tik vienai platformai tai bus išversta ir aišku, lietuviškai. Ir aišku, kad tai yra audioteka. Tai klausydamas šitos knygos galėsite jaustis, kad kažkur tai jau tą balsą aš esu girdėjęs arba girdėjusi. Ir tai aišku, kad tai yra Brigitos balsas. Aš labai džiaugiuosi dėl to, kad manau, kad pasirinkimas labai geras ir tai knygai Brigitos balsas labai tinka. O mes laukiame jūsų balsų, kviečiant, dalinantis ir pasakant tai, kas jums yra vertinga, kad mes pakalbėtume ateities laidose. Ačiū labai, kad buvote šiandien su mumis. Iki kitų kartų. Ačiū, iki. Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.